Šiandien nusprendžiau papasakoti apie vieną koplyčią, kuri stovi Telšių rajone. Ši koplyčia buvo pastatyta 1990 metais. O kodėl noriu jums papasakoti apie ją, aš jums greitai paaiškinsiu. Teko girdėti, kad šalia koplyčios sutemus vaikščioti itin nejauku. Galima išvysti žmonių siluetus, išgirsti keistus garsus. Tai klausimas, ar tai tiesa? Iš istorijos žinoma, kad pirmą kartą ant šio Panų kalno koplyčia buvo pastatyta tam, kad atminti čia švedų nužudytas aplinkinių kaimų mergaitės. Pasak padavimo, ant šio kalno stovėjo bažnyčia, kurioje švedų užpuolimo metu slėpėsi mergaitės, bet jos buvo švedų nužudytos, pati bažnyčia sugriauta. Medinė koplyčia žuvusiųjų atminimui pastatyta prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 1982 metais, vieną balandžio naktį, ji buvo nugriauta, sunaikintas joje buvęs sakralinis turtas, kalnas buvo nusiaubtas. Šį darbą Telšių rajono komunistų partijos komiteto įsakymu įvykdė atvykę Telšių rajono garnizono kareiviai, vadovaujami žuvininkystės ūkio direktoriaus Baltruko. Sutapimas ar ne, bet Baltrukas po mėnesio pateko į avariją, jam buvo amputuota koja. Pirmą kartą apsilankius Panų koplyčioje, mane nustebino vienas įdomus dalykas. Įėjus į koplyčią, išgirdau Marijos radiją. Tai tada man atrodė gan neįprasta. Tada pagalvojau, sutemus užeiti į koplyčią, kurioje skamba giesmės, gal ir širpoka būtų. Teko girdėti vieno žmogaus pasakojimą, kai vidurnaktį jis buvo koplyčioje. Teigė, kad radijas pradėjo skleisti keistus garsus, lyg kažkas bandytų kalbėti. Tada jis bėgo kuo toliau iš ten. Aišku, gal tai tiesiog kažkokie trikdžiai ir viską galima paaiškinti logiškai. Tačiau, kad ir ką žmonės kalbėtų, koplyčia padarė gerą įspūdį. Viduje nustebino paveikslų gausa. Šiandien apsilankęs, čia Marijos radijo neišgirdau. Pasirodo, radijoje kažkas nutiko. Nežinau, kaip jausčiausi, jeigu būtų sutemę, bet dabar jaučiuosi jaukiai. Kol kas neplanuoju čia apsilankyti naktį. Kad ir kokios kalbos sklinda apie šią vietą, manau, ją reikia gerbti. Viduje elgtis pagarbiai, saugoti koplyčios turtą ir jokių būdų nedeginti žvakių. Ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko video, paspauskite like. Ir jeigu dar nepaspaudėte prenumeruoti, paspauskite. Tai iki kito karto.